Atvažiavom į savo viešbutį. Yra besiporuojant žuvyčių, yra plaukiančių baseiniukas, yra besiporuojančių varlių, kurklių. Vaikas. Čia viešbutuks mūsų. Laukiam, kol kambarį dar paruoš. Va. Viskas gerai, atvykom, laukiam viešbutį, kol aptarnaus. Pamaujuok. Prastas. Nu, biški ne indiškas standartas gal, bet va, balkoniukas mūsų. O ten jau jūra, va, paplūdimys ir jūra ošia. Va, prašau. Čia gavom viršutiniam aukšte. Apartamentus vos nesitrankiau įsijau. O, yra virduliukas, viską vandenuko yra. Spinta, kondicionierius, biškį pasidažyt galėjo. Oi, o rankšluosčių nėra, ne? Ten rankšluosčiai. O va, vonia sutvarkyta. Galėjai nufotkinti. Nuo Ispanijos jau turim driežų persikėtojus, matai, taip pat tvarė. O, labą dieną. Driežiukai. Važiuojam. Važiuojam iki bankomato. Juk spučia, nereikia kondicionierius, ką tu? Atsikelia, o ten jūra ir palmės. Rūkelė irgi yra, bet vat jūra ir va saulė iš po palmių. Nėra. Va, Indija irgi galima rasti neblogų apartmentų. Saulė teka. Jūros vaizdas pro visus langus. Palmytės. Va, šiltas rytas. Aišku, paplūdimys purvinoks. Matai, bet garsų tai visokių gamtos čia. Tai labas rytas iš Indijos. Po 40 valandų kelionės pagaliau Indijoje. O palmės su kokosais. Ir palmės ir kokosai. Ir kokosai, ir bananai. Ir bananai. Yra ir bananų metas. Ir bangelės. Tolka tak, kačelina. Vietiniai bachūrai va. Vaiko paukščius. Ant stogelę. Yra tualetinio, bet yra ir vabaliukų. Pritraukėm vabaliukus, čia gal skruzdėlės tokios jos mažas. Pritraukėm, nes į šiukšliadėžę įdėjom mėsos ir šokoladą. Tai ką tu pagalvosi? Indiškos skruzdės vaikšto. Maršrutą atsidarė nauja autostrada. Nėra juostų.
Tuktuko experience, nu pasakok. Tuktuko experiences. Pirmas dalykas, tai milimetrais pravažiuoja profesionalūs vairuotojai. Vienas dalykas. Antras dalykas, ką pastebėjau, žinokit, aš tai apsirengus kaip bomžė gaunas, nes visi žiauriai gražus, su marškiniais, mokyklos aprangos iš visos moteris su suknelėm, vyrai su marškiniais, blemba, ir su baltom kelnėm, ir baltais marškiniais. Blemba, kaip jie šitaip Indijoje, aš nesuprantu. Tai va, yra kas sankryžas reguliuoja. Nežinau, nėra, kad čia kažkas mus labai žiūrėtų, galvojau, didesnė žvaigždė būsiu, bet niekam čia nerūpi iš tikrųjų. Kitas dalykas, būtinai batus reikės keisti, nes čia tai yra prie -20 su tokiais vaikščio, čia tapkės eina į trasą. Tai va, šiaip tai nežinau, eismas šiaip visai normalus, ne? Įmanoma ir patiems pavairuoti su motoroleriu. Mes Trivandrume esam, Keralos valstijai, tai nieko čia kažko baisaus iš tikrųjų. Važiuoji savo protingai krašteliu. Svarbu važiuoti mulkių eiliai, kairėje eiliai ir nebandyti savo ego rodyti. Į tada išgyvensi be problemų. Tai va, neblogai ir naujų mašinų yra, į senų mašinų yra. Viskas puikiai. Labai kažkaip, nežinau, neindiškai. Tai tiek, plaukai va, visi sušilėlę. Bet labai gerai rikšo tik tuktukas vadinamas, nes visai nekaršta, ne? Nereikia kondicionieriaus. Nekaršta, tikrai puikiai sugalvota transporto priemonė. Kas įdomu, kad visas miestas, kai leidamės, irgi matosi tarp medžių, kaip miške būtų. Ir va toks jausmas, kaip va ir dabar va atvažiavom čia kur prie miestas. Jeigu jam reikia namiuko, jie atkerta tik tą plotą, jie neiškerta visą miestą. Saugo medžius indai, Maladės. Tai va, tai atvažiavom pas daktarą Višnus, Multispeciality Dental Clinic. Tai dar dantis reikia pasitvarkyti biškį. Užeisim, pasižiūrėsim. Indijoje dantis tvarkytis panašiai dar net pigiau negu Turkijoje šiaip. Jeigu ką, turėkit omeny, tai čia geri dėlai, kažkur 3-4 kartus pigiau negu Europoje, Lietuvoje. Tai jeigu ką, bet aišku, reikia irgi žiūrėti. Aš žiūrėjau daug, susisiekiau kokią 20 dantistų prieš kelionę. Tie, kurie ten įsireklamavę, tai faktas, kad bus brangesnė. Bet čia tokį labiau vietinis, bet geri įvertinimai. Kiek žiūrėjau, Google'ai 5 iš 5 ir daug vietinių vertinimų, tai pažiūrėkime. Atėjom SIM kortelę pirkti. Jau kokią 1,5 valandas vargstam. Bet paslaugus indai, bando padėti. Žmonės susirūpinęs. Žiūrėsim, turėtum gauti, jau kažkaip pralaužim gadus. Žodžiu, internetas ir telefonas SIM kortelės yra kaip Jio Digital Life. Tai šitas Jio yra pigiausias iš tikrųjų SIM kortelės. Paslaugus žmogeliukai, indai, padėjo, gavom per 2 valandas, užtruko laiką, bet gavom SIM korteles, tai viskas liuks. Autobusai yra be langų. Tad einam, ieškom kur pavalgyti. Gudriai sugalvojo, natuk langų, jeigu ventiliacija po to reikėtų. Tai geriau langų neturėtų, kad gerai. Kaip skonės, indiško maistą. Kažką ne taip buvo. Kas? Yra aštrumo. Netikėtai. Netikėtai Indijoje yra aštrumo. Aš nemokėjau užsisakyti, aš užsisakiau tiesiog vištienų, ten sviestinės vištienos populiaru. Galvoju, tai salotų. O čia turbūt reikia dar ir duonos arba ryžių užsisakyti. Mes kažkaip taip nieks nevalgo. Jo, tai kitą kartą. Aš tai trintos sriubos grybų kreminiais. Ai, kainos. Tai šitas gėrimas 30 centų gal, čia 7 centų, šitas 2,40, tai išsirinkau patį brangiausią patiekalą pirmą kartą gyvenime restorane. O donatukas sriuba yra kiek? 25, man atrodo, ne,
Ne, 90 centų euras. Euriukas rabyti. Tai va. Kaip jie mane... Kai atvažiuoja Indijoje autobusai. Be langų. Tai pirmiausia važiuoju, kur nėra durų, upgrade'as yra tiesiog. O kitas dalykas, tai bananų nusipirkom. Tai pirmiausia, kaip atrodo tikras bananas. Tai va, penktadaliu mažesnis negu esame įpratę, labai skanus ir jų kaina yra 40 už kilogramą, tai eurais yra 50 centų. Tai va, nusipirkom pusę kilo, čia jau tiek, kažkiek apvalgėm šiukšlynas, į va, popierių laikraštis suvinioja, nu, wow, geras. Už 20 centų nusipirkom belekiek bananų. Rūdikį, bet ne,